Sveiki, brangieji mobilieji LT lankytojai. Šiandieną savo rankose turiu naujutėlaitį LG mobilųjį telefoną LG KP500. Telefonas gali pasigirti 3 megapikselių fotoaparatu, 900 mAh baterija, taipogi akcelerometru, kurį puikiai išnaudoja operacinė sistema, bei TFT liečiamų ekranu, kurio raiška 240 ant 400 taškų, o dydis 3 coliai. Taigi, telefonas turi pakankamai daug mygtukų, kaip matote. Patogiausias iš jų turbūt yra specialus klaviatūros užrakinimo mygtukas, yra garso reguliavimo mygtukai, microSD kortelių skaitytuvas, fotografavimo mygtukas, skambučio atmetimo, priėmimo mygtukas, taipogi greitasis meniu. Čia rasite šiuo metu vykdomų programų sąrašą. Telefono darbastalis naudoja tam tikras nedėlės programėlės, tai vadinamas widgets, kiekviena iš jų savo paveikslėlių primena, aišku, tą funkciją, kurią jinai atlieka, jomis galima pilnai naudotis, jų yra 8 telefone. Galima automatiškai rūšiuoti jų naudojant akcelerometrą, kaip matote štai. Vienas dalykas, kuris man tikrai patiko šiame telefone, yra tai, kad brūkštelėjus per ekraną, ekranas apsisuka ir jame atsiranda visi mūsų greitojo rinkimo numeriai. Spustelėjus vieną iš jų, galime greitai parašyti žinutę, paskambinti, ištrinti kontaktą ir redaguoti jo informaciją. Žiūrėkime, kaip rašosi žinutė. Taigi, laikant taip telefoną, pirmiausia atsiranda standartinė telefono klaviatūra, kur, aišku, reikia kiekvienai raidei spustelti kelis kartus. Bet, aišku, įjungtas T9, tai jisai spėja, kokius žodžius renkame, bet pasukus telefoną šonu, gausim pilną klaviatūrą. Įjungę lietuvių kalbą turėsime visus lietuviškus tašmenis. Pakankamai patogu ją rašyti, iš tikrųjų yra ir pirštais, ir pamiršau paminėti, kad telefonė taip pat yra stylusas ar rašiklis, kuriuo irgi labai patogu naudotis rašant žodžius. Yra nuspėjimas. Pažiūrėkime, ką gero slepia šitą telefono meniu. Telefono meniu turi kelis režimus, galima įsijungti slenkantį režimą, kur visi meniu punktai bus sujungti ir per juos galima vaikščioti pirštu. Arba kitas režimas yra, kur kiekvienas meniu punktas yra mygtukas, nors jie labai panašus iš tikrųjų. Galima naudotis telefono fotoaparatu arba videokamera, aišku, yra tiesioginiai mygtukai tam padaryti. Tarkim, įsijunkim fotoaparatą. Kaip matot, įvairios fotoaparato funkcijos yra abiejose ekrano kraštuose. Galima pasirinkti kelių nuotraukų režimą, galima pakeisti baltos spalvos balansą, įsijungti galeriją, taipogi nustatymus ir įjungti filmavimo režimą. Fotografuoti galima naudojant mygtuką viršuje arba šitą mygtuką štai čia. Tai yra paliečiant ekraną. Nuotrauką iš karto galima paredaguoti, pridėti kažkokį tekstą ar nupiešti kažką ranka. Taip. Ir tada nuotrauką išsaugoti. Ir taipogi iš karto išsiųsti. Telefono meniu dar yra keletą žaidimų, kurie irgi dauguma jų irgi išnaudoja akcelerometro suteikiamas galimybės. Štai, pavyzdžiui, kauliukų žaidimas. Galima tiesiog mėtyti kauliukus. Vartant telefoną jie suksis aplinkui ir tada krestelint jie bus metami. Žaidimų yra keletas skirtingų. Kad užsiėmimo netruks. Žinoma, telefonas palaiko įvairius Java žaidimus, taipogi tuos, kurie pritaikyti Java telefonams su liečiamais ekranais. Jisai turi muzikos grotuvą, FM radio, video redagavimo programą. Pažiūrėkime, kaip atrodo šio telefono naršyklė. Telefonas neturi 3G, jisai palaiko tik tai Edge ryšį. Jis ganėtinai spartus, tačiau, kaip matot, tas pats mobilios linijos puslapis kraunasi gan ilgokai.
Naršyklė aš nesu visiškai tikras, bet man regis, kad veikia operos pagrindų, bent jau sąsaja man panaši. Palaukim, kol užsikraus, pasižiūrėsim, kaip atrodo šitas puslapis, ar smarkiai iškraipyta. Šiaip, kiek atsimenu, į puslapius nelabai iškraipo, tačiau krauna pakankamai ilgai, kadangi ryšys dėja nėra 3G, bet ko galim norėti iš tokio nebrangaus telefono. Iš tiesų puslapis atrodo gražiai, man regis viskas idealiai atkurta. Galime prisiartinti iš tikrųjų prie kurios nors vietos. Duodami priartinimo mygtuką. Būtų patogiau skaityti. Na štai, daugumai purvininių poreikių tikrai užteks. Įdomiausia, kad šitą naršyklę nors ir neįtin pažangi, ar galbūt, to prasme, jį net kuria flash animacijų ir panašiai. Tačiau dar kartą grįšiu ją galima netgi, tarkim, pasižiūrėti ir YouTube video, tai pabandysiu. Didelis platus ekranas, iš tikrųjų pakankamai ryškus ir spalvingas, kad būtų malonu jo naudotis. Even our banking is going virtual. But what we take for granted today was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957, when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. Kaip matot, telefonas puikiai tinka žiūrėti video. Telefonas groja ir muziką, iš atminties kortelės greičiausiai, nes pačiame telefone yra apie 48 MB vietos. Iš tiesų, nesudėtingas telefonas, pakankamai daug funkcijų, tikrai patogus naudoti, tikrai išvaizdus, gražios animacijos. Asmeniškai esu jo susižavėjęs ir man tikrai patinka tai, ką gauni už tokią nedidelę kainą. Tikrai neblogas konkurentas įvairiems trečiamiems telefonams, kurie dabar yra rinkoje. Na kągi, su jumis buvo Vytautas iš Mobili.lt ir dėkoju, kad žiūrėjot mano video. Jeigu turit kokių klausimų, tai būtinai pakomentuokit ir užsiprenumeruokit laidas, nes video aprašų bus dar daugiau ateityje. Dėkoju ir viso geriausio.